Sveiki, tamstos. Turim 3 siuntas šiandien. Viena maža ir 2 didesnės. Viena gražinimas, o 2 iš AliExpreso. Nu, pradėsim nuo mažesnės. O, aktualus dalykas buvo. Nu, bet gal dar panaudosiu. Čia yra tinklelis nuo uodų. Viskas yra labai paprasta. Kišat galvą. Ant kepurės kokios galit, kad patogiau būtų. Ir viskas. Odai į nosį ir akis nebelenda. Nu, kad ir musės visokios. Žodžiu, kokiai žvejybai arba grybaujant, va dabar man kaip tik ir pravers. Tokia skylė netrodo labai didelė, nu, bet galva telpa. Su kepurė, manau, irgi sukišiu. Kainuoja kelis dolerius, tai aš sakyčiau, ypač kai pavasarį pas mus toks kalnas uodų buvo, tai žiauriai geras dalykas. Taip, čia siunta yra gražinimas iš eBay'us. Žmogus nusipirko, kol atėjo, sugalvojo, kad jam nebereikia ir gražina. Nu, ką darys? Tai tenka priimti namo. Tiesą sakant, nežinau, kur aš jį panaudosiu. Taip. Kažkur peilį kažkas padėti, ką? Nu ką, gražiai supakavo viską. Parsiuntė atgal iš Austrijos. Viskas okei. Tenka grąžinti pinigus. O, įpakavo kiek, ojei. Pakavimo medžiagos, nu gerai. Saugiai bent jau. Nu žiūrėsim, ar dar viskas yra, kas prižadėjo. Kaip čia daug visko. Taip. Ir dar supakavo. Nu, šaunuolis Austras. Turbūt vokietis. Švarcas kažkoks. Taip, o čia turėtų būti išmanusis jungiklis. Turbūt taip gaunasi. Jis turi tokį zondą. Galim pabandyti įsijungti iš karto į rozetę. Ir iš esmės čia turėtų būti reguliatorius pagal temperatūrą. Tai yra, jeigu temperatūra pasikeičia pagal nurodytą amplitudę, tai jis arba įjungia, arba išjungia. Tai va, šiuo metu yra nustatyta, čia turbūt rodo dabartinė temperatūra ir temperatūra 32. Tai tarkim, jeigu temperatūra turbūt pakyla virš 32, tai pasižiūrim, ar čia reguliuojasi kažkas iš vis. Tai va, tai tada rozetė veikia. Niekas čia neveikia. Nu, kažkaip turėtų reguliuotis, aišku. Nu, turime instrukciją. Instrukcija, aišku, kinietiškai. Va, ir angliškai yra. Nu jo, čia tipo didint, mažint. Nu įdomiai. Tai va, tai iš esmės kažkokiam, tarkim, galėtų būti, tarkim, akvariumai. Jeigu temperatūra nukrenta mažiau, tai tada įsijungia šitas. Kažkas tokio. Čia jungimas, išjungimas dar yra. Kaip čia viskas veikia, tai net neįsivaizduoju. Nu gerai. Gal neveikia? Tai va, yra parametrai, yra heating mode. Yra refrigerator control. Temperature control. Yra atidėtas startas. Žodžiu, čia visokių galima pakankamai daug dalykų pridaryti. Nu, bet dar kol kas net nežinau, kur aš jį naudosiu ir kam naudosiu. Ir kaip jisai veikia. Na, gerai. Tai va, tokie visokie dalykai būna grįžta, nieko nepadarysi. Taip, nu ir turim dar vieną didelę kažkokią daiktą. Net neįsivaizduoju, kas čia yra. Labai jau didelis. Gerai palamdytas, tai tikiuosi, kad viskas bus vietoj.
čia yra, net neįsivaizduoju. Ties neužsakinėjau nieko tokio didelio. O, užsakinėjau, kaip pagaliau atėjo. Tikiuosi viskas veikia. Čia pagaliau jau, nežinau, gal pusantro mėnesio eina. Nors ne, turbūt gal Liepos pradžioje užsakiau. Kai jau pasikeitimai buvo visi šitie su siuntimais. Laukiu specialiai, kad galėčiau užsakyti. Žodžiu, turiu aš tokį vieną seną savo, toks Xiaomio raketę nuodų. Ne tai, kad nuodų, o užmušinėti visokiam musėm ir uodams. Tai va, čia yra kažkokia naujoviška. Čia irgi yra tipo ale dukterinė kompanija Xiaomio. Čia viskas supakuota kietai, lygtais viskas ciela. Tai va, ir mano ta Xiaomio raketė sena, iš tikrųjų šiemet buvo žiauriai daug naudojama, tiek kodų buvo, kad, iš esmės gali mosikuotinti nežiūrėdamas ir vis tiek kažką užmušinėsi. Tai va, ten vieną dieną ateinu, ant žemės nukritusi raketė ir dar kėdė pastatyta ant jos ir dar sėdi žmogus ant šitų grotelių. Bet šiaip atlankščiau grotelės ir kaip ir viskas toliau veikia, žodžiu, bet jau galvoju laikas užsisakyti. Taip, ir jau galvoju, kadangi žiauriai geras daiktas, tai reikia užsakyti ir prabangesnį, nes buvau nusipirkęs papigiaiską už 5 eurus, tai Lietuvoje čia, tai, žodžiu, 5 kartai ir teko išmesti. Taip, tai va, kuo jinai yra kitokia? Jinai yra kitokia tuo, kad iš esmės dabar veikia žudymas. Taip su pirštu nieko nepaliesi, nes viršų yra grotelės, kurios apsaugo. Tai tas yra irgi labai faina. Baterija rodo pilna ir va vis tiek, lygtais nieko. Bet kad užmušinėti reikia paspaudį laikai ir tada sau ir netgi caksi taip spraginėtis visos musės. Tai va, ir šitas dar turi pliusą. Jungus, nežinau kaip ar kamerai matysis, pas man čia labai šviesu, tokį infraraudonųjų apšvietimą. Tai iš esmės gaunasi, kad jinai pastoviai veikia, pastoviai jungtas tas žudymas ir tu ją tiesiog įstatai į stovą. Pum. Pum. Ir įsijungia. Kam tas stovas? Taip, ir įsijungęs įjungtą palieki šitą ir patys uodai skrenda į šviesą ir žudosi į šitą tinklelį. Žodžiu, veikia ir toksai kaip stacionarus dalykas. Tai pasižiūrim krovimą. Krovimas vyksta tik tai per šitą stotelę, kas nėra labai fainai. Bet iš esmės tada gaunasi, kad pastatai krautis į šitą stovą. Pasižiūrim, ar stovi. Pum, stovi puikiai. Ir įjungi tą žudymą, tuo pačiu kraunasi ir žudosi uodai. Tai gal ir visai nieko, laidas pakankamai ilgas. Paprastas USB ir kitam gale micro USB, viskas čiki. Tai va, ir žiauriai kas fainas dalykas yra šitas dėkliukas. Nes visą laiką tas valiojasi raketė, nėra kur padėti, o va čia va toksai va, įsistatei ir turi. Jėga. Žodžiu, nežinau kaip konkrečiai šitas daiktas, bet turiu tą seną Xiaomio, kokius 3 metus. Žiauriai geras daiktas, tai visi, kas turi aplinkui daug musių, labai rekomenduoju. Ir musės, ir bitės, ir viską įsima, viską žudo, nelyginant su tais visais lietuviškais papigiaiskais. Čia naujas modelis, atrodo dar prabangiau. Bandysim, žiūrėsim kaip žudo, gal pafilmuosiu ir galbūt dar palyginsiu su tuo senu, kaip mano veikia. Nu ką, pamušinėja musytės. Labai faina, kad yra režimas, kurį jungi ir laikyti mygtuko nereikia. Tiesiog savo muši ir viskas. Viršui pas mus vaisinės musytės yra. Pabėgo viena. Kaip girdysite, pukšt, ir sproksta. Tai va, tiek daiktų šiandien. Tikiuosi buvo įdomu. Kaip visą laiką dėkit laikus, pozityvo ir iki greito.